Olia, Kristina. Olia. Nu va, rojų esam ne Tailandė, ne Ispanijoje kažkur, bet lietuviškam rojų. Atvažiavau šiandien pas Kristiną pakalbinti, kaip jai sekasi gyvent po retrito, po gilios pažinties su grybais. Tai Kristinai jau prieš pusę metų pirmą kartą dalyvavo retrite. Tai jau toks, sakysim, apčiuopiamas laiko tarpas, kai realiai integravimas vyksta gyvenime ir jau galima kažkaip matyti, kad koks čia tas pokytis atsitiko. Nes prieš tai žmonės, kuriuos kalbinau, ir būna tokių komentarų, nu tai čia efekto būsenoje, čia visi apspangė dar, visiems viskas kaifas, visi čia gėlytės, viskas gražu. Bet įdomu, kiek tas efektas išlieka ir ar iš tikrųjų gyvenime po to įvyksta kažkokie tai pokyčiai. Tai Kristinos šiandien toks truputį irgi trumpas pasidalinimas, kaip tau dabar gyvenasi, aišku, gyveni tu čia rojui, bet ar viduj tas rojus yra, ar kažkas pasikeitė tavo gyvenime? Realiai tai aš laiką gyvenau rojui, kaip galima sakyti, bet viduj tai matyt, kad nelabai buvo tas rojus. Tai dabar aš jau suvokiu, kad kiekvieną akimirką, kad tikrai, kad čia yra grožis, čia yra rojus ir čia dovana gyventi. Tai pasikeitė, jo. Pasikeitė. Pabandyk prisiminti, pusę metų, aišku, jau praėjo, bet pabandyk prisiminti, kokią tu atvažiavai, ką norėjai daryti ir koks tas procesas buvo tau. Aš atvažiavau rengdamasi tarp dviejų dalykų, ar kelionės į Afriką, kur labai norėjau, ar vis dėlto šito tripo. Ir labai džiaugiuosi, kad nusprendžiau, pasirinkau kelionę tų 4 dienų, kur jinai mane atvedė į visas sekančias gyvenimo keliones ir tik tai didesnių mastelių, didesnių pajautimų, didesnių dėkingumų. Netgi tuos norus, kuriuos aš turėjau prieš tai, jie išsipildė per šitus pusę metų dar geriau, kaip net galėjau įsivaizduoti. Tai aš kiekvieną akimirką dėkoju, kad tai padariau ir buvo nelengva, bijojau. Pabandyk truputėlį prisiminti tuos sunkius momentus pačiam retrite. Kas buvo sunkaus? Kadangi aš tokia iš esmės esu nepatikli arba tikrintoja, arba buvau galbūt ir man irgi atrodo, bet ar tikrai čia gali tai būti, ar nėra paprastesnių būdų ir galvoju, bandau, tai pirmas 2 dienas aš pati savęs nepaleidau ir vis galvoju, kas žinai, čia tai tikrai gali būti, bet antros dienos, atrodo, įvyko lūžis ir aš tada galvoju, jeigu šią tada reikia pilnu tempu daryti viską ir atsituoti, kitaip jau kiek čia galiu tikrinti ir tada viskas sekančias 2 dienas pradėjo darytis dalykai. Nes prieš tai aš net nelabai žinojau, kur man kas yra ir kažkas. Ir šiaip gyvenime prieš tai atrodo viskas labai gerai, bet nelabai žinojau, ką tas mano kūnas ir ką aš čia jaučiu ir panašiai. Tai jau trečiojo dienoj, ar netgi antroji, man atrodo, man atlaisvinta buvo gerklė. Tai reiškia, kad aš turiu balsą ir aš jį galiu naudoti. Ir netgi mes, kai dalindavomės, aš jau visai kitaip kalbėjau. Tai čia irgi magija vadinti, kas jinai yra, bet tas įvyko. Tai ar dabar girdi tave, kai tu kalbi? Aha, ir labai klauso. Nes jau yra ką pasakyti. Jau aš esu drąsi pasakyti, nes aš tikrai jau daug, pragyvenau, mačiau, turiu. Nežiūrint į tai, kad tu esi ryškiai efektinga moteris, realiai kažkaip vis tiek būdavai tokia, lyg nematoma. Taip kažkur, kažkaip. Aš buvau netikra, kad aš taip galiu būti, kad aš tikrai tokia galiu būti ir dėl to aš taip įsisukinėdavau vis, sukdavau tą uodegą ir kai manęs tiesiai klausė, aš vis tiek kažkaip sugebėdavau išsisukti ir nepasakyti, nes, gal aš nejaučiu to viduj. Arba tada jaučiau, kad dar nelaikas man sakyti, arba dar aš ne visiškai tokia švari, kad galiu jau tą. Dabar man ramu. Gerai, tai buvo bardakas iš pradžių muistėsi labai, čia galvoja apie kas čia vyksta. Galiausiai vyko lūžis, vyko atsidavimas, kas labai reikalinga, tiesiog totalus atsidavimas, nes
tol, kol tu ateini lygtais kažką ten žinodamas, lygtais vat, pasilikdamas čia pasižiūrėsiu, tai būna ypatingai sunku. Ir toks bardakas viduje būna, taip viskas sukaičia, kad tu nesupranti nei apie ką čia, nei kaip čia kas turi būti, nei iš vis net nematai tos šviesos. Bet kai vyksta lūžis, kai tu atsiduodi, tada tas procesas jau tu apčiuopi, kaip tai veikia. Ir pradedi su tuo dirbti. Tai gerai, visa tai vyko su tavim. Dabar truputį papasakok, kaip tavo gyvenime tai reiškiasi. Ar yra mistikos, ar yra kažkokių aplinkybių, kaip tu pati jautiesi kiekvieną dieną. Jau po pirmą retrytą atrodytų viskas visiškai pasikeitė. Tos pirmos savaitės, gal jos yra iš viso magiškos. Atrodo, kad taip viskas dėliojasi, taip viskas vyksta, ten visur ta meilė mūsų ir kiekvienas žmogus yra vertas. Ir toksai visiškai wow. Po to biškai viskas apsiramina, bet ta magija tęsiasi ir tęsiasi iki dabar. Tai kas tavo gyvenime pasikeitė? Realiai, kas pasikeitė? Kokie dalykai? Šiaip tai aš pasikeičiau, bet tai va, be didelių pastangų arba pačiu geriausiu būdu, kaip aš mėgstu sakyti, susidėlioja taip dalykai, kad aš atsiduriu toje vietoje, kur aš turiu būti, arba sutinku žmonės, kur aš turiu būti. Ir tos kelionės, kuriuo aš labai retai planuoju taip tiksliai, bet kada jau ateina laikas, jos atsitinka tikrai pačiu geriausiu būdu. Aišku, visiems gyvenime tai būna, reikia tik tai tą suprasti. Čia yra toksai jau gyvenimo dėsnis, viskas pačiu geriausiu būdu. Bet man ir dideli dalykai atėjo. Žmonėm pagrindiniai kokie momentai? Santykiai, pinigai, sveikata. Ar šituose srityse įvyko pokyčiai? Įvyko sveikata, aš pati pradėjau suprasti, kas su mano kūnu darosi. Ir supratau, ir labai geras supratimas duoda suvokti, kad niekas kitas, bet mes esame savo kūno gydytojai ir negalime atiduoti kažkam, nueisiu, mane patvarkys, išeisiu. Tai eisit už mėnesio dar kartą ten pat. Tai šitas labai svarbu suvokti. Ką tu nori pasigydyti ir ką tau tas sako. Tai tą aš pradėjau tvarkyti savyje. Pinigai kažkaip be didelių pastangų, sakyti, aš turiu daug visokių įdomių dalykėlių, ką darau, viskas krenta bet gal dėl to, kad aš galvoju, tai žmonėms reikia džiaugsmo suteikti, tik taip ir gaunasi. Tai sakyčiau, kad pagerėjo tikrai visas tas. O meilės reikalai, tai labai įdomių dalykų įvyko. Visokių turėjau patyrimų, bet irgi supratau, kad tais turėjo vykti, nes tai buvo kaip pamoka man ir kitam žmogui. Ir dabar matau, kad viskas dėliojasi pačiu geriausiu būdu ir labai greitai. Viskas žodžiu vyksta. Visose šitose srityse pas tave tikrai pokytis atsitiko. Atsitiko. Ar tu gyvenime dabar žinai, ko tu nori? Žinau, aš turėjau galimybę tą pamatyti. Tai čia daugiau gal jau antro karto metu aš arba leidau savo taip norėti, kitaip sakant, čia nebūtinai taip gali vardint pamatyti. Leidau savo norėti to ir aš labai gerai suprantu, kaip tai bus. Viskas dėliojasi į tą pusę. Super. Tai ko mes dar nepaminėjom, tai kad tu dalyvauji 2 kartus. Per pusę metų tu prieš pirmas kartas buvo, po to po 4 mėnesių ir po to per 2 mėnesių. Tai buvo praėjo 2 mėnesiai, tada buvo. Po 4 mėnesių antrą kartą kartoji. Tai antrą kartą, kai visas procesas vyko, vėl truputį bardako buvo tokio, kad atrodytų jau kaip aš ir žinau, kaip ten viskas vyksta. Ir jau gali kažko tikėtis, bet visą laiką viskas būna kitaip. Tai čia šitas irgi reikia paminėti. Tai atrodė, kad vis tiek aš čia nieko nesuprantu, nes buvo ir visokių reikalų, matyti išsimušus iš to viso. Ir buvo momentas, kad aš sakiau, kad nieko nesuprantu, noriu išeiti iš šito baliaus. Paleiskit mane, man čia vis tiek nieks neiškėja. Bet vėlgi, kadangi jau tu ten ir tada sakai, gerai, viskas, jau kaip bus, tai bus, tegul darosi, kas turi būti. Tada aš jau pamačiau tą pagrindinį čia savo tikslą ar misiją.
kas aš galėčiau būti, arba kas aš buvau. Nu, to laiko kaip ir nėra. O va tada įdomu, kas pastumėjo, kad po 4 mėnesių jautai, kad reikia dar šitą puodą įkristi? Labai man dėliojasi, aišku, aplinkybės, bet jos dėliojasi ne šiaip savo visą laiką. Tai pasisekė papulti tuo metu į Tailandą ir irgi čia buvo geriausia mano atostogų dalis arba tarpas, bet aš norėjau dar prasigrynint, kaip ir viskas gerai, lygtais eina gyvenimas, bet tokio aiškumo, tai o ką dabar su tuo daryti? Lygtais geriau gyveni, bet dar tiksliai į kurią pusę nebuvo aišku. Tai buvo kaip vyšnia ant torto, vis tiek buvo antras retritas, tau jisai buvo reikalingas? Jisai parodė gilesnius sluoksnius. Mesgi visi turim sluoksnius, tai pirmus tuos, kol dar priešinėsi sunkiai lūpasi jie, tai jeigu atsiduotum biškį greičiau pajudėtų viskas. Ir antram, tuos jau tokius gilesnius atlupo ir aš net supratau dar gilesnę savo, čia, kodėl aš taip elgiuosi, kaip elgiuosi, bet tai net ne nuo manęs buvo priklausęs dalykas, kurį man reikėjo išspręsti savo giminėje. Ir tas man iš vis atrišo visas rankas, nuėmė baimės ir visa kita, nes aš supratau, kad aš iki tol dar nešiausi su savimi. Aišku, galbūt yra kitų būdų tą padaryti. Nesakau, bandyti galima viską, bet man padėjo šitas. Ir pakankamai dabar, kai galvoju, lengvai. Nors iš esmės nebuvo lengva. Nu taip, iš šalies dalyvaujant, ne iš šalies, o dalyvaujant procese ir stebint, kaip per ką žmogus eina, neatrodo, kad ten būna lengva. Lengva neatrodo, bet ir aišku reikia suprasti, kad žmonės gal kartais iliuziją susikuria, kad atvažiavau, pagulėsiu čia 4-5 dienas ar ten 6 ir viskas, jau aš nušvitęs, gyvenimas man prie durų rasiu čemodaną su pinigais ir taip toliau. Tai heroizmas jisai ir toliau reikalingas, bet čia reikia ir suprasti, kad po baigtinio kažkokio tai momento nėra, kai viskas pasibaigia. Tiesiog tas heroizmas, jį reikia po to rodyti gyvenime, savo veiksmais. Kas atsitinka, tai atsiranda požiūris visiškai kitas. Požiūris ir mąstymas. Tu kitaip pradedi dalykus suprasti, mąstyti apie juos. Kas priveda prie kitokių veiksmų. Ir plus mistika. Su grybais įsijungia mistika. Kažkokiom aplinkybėm neaišku, kaip čia kas kažkur tai susidėliojo, kažkas atsirado, kažkur tai kažkas. Tai kai žmogus yra apvalomas, nuimamos tam tikros destruktyvios programos, tada ta mistika gali pradėti reikštis ir tu gali jau veikti tame. Labai. Tai ačiū tau už pasidalinimą. Galima pasakoti daug, bet... Jo, vis tiek čia taip truputį, kad žmonės prisiliestų ir suprastų, kad tai nėra lengva. Pats tas procesas jisai sudėtingas, bet ar verta? Ar... Čia visi sakė, geriausia dovana. Geriausia dovana savo, geriausia dovana savo, ką tu gali padovanoti. Aš irgi taip galvoju. Tai verta padirbėti, nes nieko nebūna nemokamai. Ir po to dar reikia dirbti. Gerai, tai ačiū tau už pasidalinimą ir sėkmės. Ačiū.